Labas rytas, esame šiandieną Panevėžy, beveik netoli iš tikrųjų. Esame slalomo trasoj. Šiandien kėlėmės anksti, 6 ryto, kad galėtume sudalyvauti. Tiksliau, Gytis dalyvaus, aš tiesiog filmuosiu. Ir šiaip abu su Gyčiu esame pavargę, miegojom 3 valandas. Na ir pirmą vlogą filmuosiu, šiaip nepratęs filmuotis, tai žiūrėsim, kas gausis. Manau, daug dėmesio susilauks, nes nelabai matau Lietuvoje vloginant žmonės, tai bus smagu kalbėti kamerą iškėlus prieš veidą, panašiai. Tai vat, ateina Gytis, pasiėmęs, manau, trasos šklatinę. Tai vat, žiūrėsim, kas gausis. Va čia Dovydas. A tokį vardą pasakiau, nes nelabai pamenu. Tai gerai. Tai va. O čia yra Gytis, pasisveikink. Tiesiog nuėjo, nes jis nemėgs filmuotis. Tai va, Gytis važiuos savo daily. EKM6. Tuoj parodysim. Tiesiog, va. Aparatas, stansas. Bandysim kažką įrodyti. Fokusas, reikia gaudyti su ranka, nes nefokusuojam. Nekeisim ratų nieko. Važiuos taip, kaip gatvėse, taip ir čia. Tai va, žiūrėsim, kas gaus. Dabar fokusą nepagaus, tai sorry. Gerai, tai laukiam pradžios, nes dar tik tai be 7-8 ryto. Tai pradžia, nežinau, 9 valandą, man atrodo. Na, bet jau galima žiūrėti trasą, nes jau viskas išklota, tai jo, prasidės greitai viskas. Jau antrą ratą eina. Nu jo, reikia įsiminti trasą. Aš irgi eičiau iš tikrųjų pasivaikščioti, nes neįdomu mašinai sėdėti, tačiau Gytis raktų nepaliuko. Va, bolido vidus paprastas, standartinis EKM6, 2 litrai dyzelis. Čia va, paslaptis, Galios Diesel Animals reklama. Tai va, išėjau su jais pasivaikščiot po trasą, dabar žiūrim kokią trasą man, jeigu reiktų važiuoti, tai aš visiškai čia pasiklyščiau, bet sako Gytis su Dovydu, kad čia da normaliai. Tai vat, tai ką žinau, matysim, kaip jie suvažiuos. Va, pabėga nuo manęs, nes gėda daru, aš Gyčiui matai, va. Va, žiūrėk, nu neįsiu, aš aplink trasą čia nukirsiu. Kas tau buvo? Bet tokia bairė nebuvo. Užgesai? Ką? Užgesai? Ne. Kas? Bėginė patai? Tambalis palindo po gazai, kur aprindu nesispaudžiu gazą. Girdimės pastebėjom tokį dalyką, kad priekinė dropa nėra. Galinis yra, bet priekinė nėra. Koja telpa, va, grinai batas, davai batas. Eik tu, beveik šonų lenda. Beveik. Galia bulvių prisikrovęs jaučiasi. Čarkas nėra. Eik tu, sulenda šon. Gytis važiavo jau, sufeilina, ne kažką pravažiavo. Jo, ir turim svečių, va vaiką atvažiavo. Labas. 6 hours later. Dar vienas krakždūnas, reikia dropo, reikia. Very nice. Tai va, jeigu kam nors reikia lipduko, galim padaryti kitokių visokiausių. Tai va, susisiekit paėmas. Jo.
Kai visada zapadlo būna. Zapadlo pasitaiko. Ta prasme, ką tik buvo belė kaip užvėlė, bet nefilmau, sakau, davai nufilmuojam. Tai va, neišėjo. A few moments later. Opa! Pasisveikint, Martis. Alas. 2000 years later. Žinai, tu putytė taip priklaižyt. Gerai, antroji diena. Ta diena nebebuvo ką filmuoti, todėl nieko nebeparodysiu iš tos dienos. Tai Gyčiui ne kaip sekės, nes norėjo visus 3 važiavimus važiuoti normaliai, bet suvažiavo tik tai 2 iš jų, bet buvo progresas bent jau. Pirmą važiavimą užskaitytą pravažiavo 58 sekundės, o antrą važiavimą 58. PM9, PM8. Jo, sekundės buvo skirtumas. Tai vat, kas dar, na ten tą dieną dar Deimis Burnautą užsuko, jis kartu čia yra, bet jis dabar nenori eiti kadrą. Tai vat, o šiandien yra jau trečiadienis šiandien, ne? Jo, šiandien trečiadienis, o tada buvo sekmadienis, tai taip tarpas. Jo, bet nebuvo ką veikti. Jo, tarp kitko šiandien Krekždė prasivariau techą, panašiai, ten knisaus, bet pamiršau kamerą nenufilmau. Tai va, o šiandien atvykom į chiptuningo tokią vietą, pavadinimas Automodas, va man pasakė. Ir suksim ant stendo šitą Batmaną, E61, 3 litrai dyzelis. Tai va, na ir žiūrėsim kiek išsuks, jau jinai čipuota, tik nežinom dar galutinio skaičiaus tikslaus. 174 patikslino mane, bet tikslas yra 180, kiek girdėjau, o kiek niutonų? Dabar yra 560. 560 dabar, manau, tiek ir paliks. Tai va, žiūrėsim kaip suks. Važiuoji? Žiauriai. Sakau, bet dūmų jau biški yra, sakau, nes dabar padariau maksimum iš jos, ką galėjau. Nes dūmelio yra jau su tu sutaikęs, jeigu nori, kad geriau būtų, turi biški mažinti, kad mažiau dūmų. Bet šiaip, sakau, turi važiuoti. Bet tas dūms jisai nieko nedaro blogai. Net. Priprasi dyzelis. Žiauru. Dabar ir žiauru. Tai va, buvo tikėtasi 184,5 kW gavus ir sukimo momentas pakilo iki 589,5 į dešinę dabar. Tai va, čia yra daily mašina, tai manau pakankamai. Ar užtenka tau? Užtenka, žiauriai užtenka. Visas veiksmas vyko Šiauliuose čia. Vadinasi Automodas, ganėtinai geros kainos, viską labai gerai padaro ir žmogus tikrai širdies dirba. Tai manau verta visiems apsilankyti čia, kas vairuoja dizelinį automobilį. Jo, o Automodas tinklapį Facebooko rasite description'e, apačioj numesiu, viską rasit, galėsit susisiekti ir susirašyti savo mašiną tenai. Tai vat, jo, šiandieną ir sekmadienis buvo įdomesnė. Tai todėl filmavom. Nežinau, jeigu jums patiko, tai komentuokit ar laikinkit ar sharingit video. Jeigu bus atsiliepimų teigiamų apie mano vlogus, tai nežinau, darysiu toliau. Šiaip nusimato įdomesnis truputėlį gyvenimas, taip sakykim. Bet jo, bus įdomių dienų, kartais tai galėsiu pafilmuoti. Tokių day in a lifetime, you know. Tai jo. Ne vien, ta prasme, ne vien bus apie mašinas video, tai bus visokia veiksma. Vestuvės, panašiai, parodys kaip dirbu aš, jeigu šiai žinau. Tai va, tai iki kito video. Peace.